Sveiki, ką noriu Jums parodyti dėl sandarinimo perdangos. Esminis tas dalykas, kad kas yra naudojama, kokias medžiagas ir kas yra daroma. Sakykime taip, naudojam knaufo plėvelę, kas liečia siūliam sujungimai knaufo plėvelę. Knaufo yra hermetikas kraštams plėvelį priklijuoti, bet dar plius naudojame prieštinkininę juostą, kad padaryti kokybišką darbą ir kad būtų sandarus namas. Rekuperacinė sistema buvo išvedžiota ant perdangos, kuri vamzdžiai buvo apšildinti 60 cm vata. Dabar kol kas irgi atliekame šiltinimo darbus. Tai va, noriu parodyti medžiagas Jums. Tai ką naudojame? Prieštinkininiai juostai klijuoti. Aerozolinis, taigi primeris. Gerbanda. Gamintoja. Naudojame amortizacinę juostą, tašeliam sukant, kad nebūtų jokių pralaidumų nei nieko. Knaufo plėvelę, suklijuoti tarpusavį plėveles ir naudojame hermetiką, taip pat silikoninis pagrindo klijai, sakykime, plėveliai priklijuoti palei perimetrą, kad būtų sandarus visas namas. Dabar ką noriu dar Jums parodyti, kaip yra užtepama visi perimetrai, kad būtų matoma, yra košė, čia dabar dar nėra, sakykime, visų, sakykime, tų tašelių, nes čia bus uždėti dar tašeliai, kad būtų prispausta ir viską. Ir tada tinkuotai datinkuos iki šitos vietos, parodysiu dar, kad būtų matytumėt. Tai va čia va bus užtinkuota iki tos vietos ir kad tai plėveliai dar patikimiau ir ilgamžiškiau atlaikytų. Tai va, tai kol kas tokie sprendiniai, kad būtų sandaru, kokybiška. Kas dar? Čia šiltinama yra eko vata, nes taip klientas norėjo. Šiaip tai būna šiltiname knaufo, loft 045 lemdas vadinamos. Tai va ir tašeliai matosi, kur yra sudėti visas amortizacinės juostelės, kad niekur nebūtų pralaido. Mes dėl savo darbo esame garantuoti ir tikrai, manau, 99 procentai, kad nereikės sugrįžti, kai darys vakuuminį testą. Ačiū.